viena iš tokių finansinių rizikos grupių tai yra kainų svyravimas, nes kadangi nuo 2007 metų krizės kainos kai kur nukrito 30–40%, o pakrantės regionuose, ypač naujos statybos, 50–60% netgi. Irgi dabar čia atskira tema, taip klausau. Aš dar noriu klausti, o jeigu į priešingą pusę, vat, pavyzdžiui, patiko būstas, rezervavai ir tada tau ten jau artėja tas pasirašymas ir sako, oi nežinok, persigalvoja, dabar bus brangiau. Ten primokėk kažkiek, tai kaip vat čia vyksta, kaip čia vat yra su ta kita pusė? Viską reikia fiksuoti dokumentaliai. Jeigu, tarkim, jūs pasirašėt rezervavimo sutartį šitai sumai, jie negali pakelti. Pardavėjas negali pakelti. Jeigu tai žodinis susitarimas, žodis nieko nevertas pas ispanus, tikrai patikėkit. Turi būti raštelis, popieriukas. Kiek sutartį parašyta, tiek ir... Taip, kiek sutartį parašyta. O jeigu pasakys, tada aš nebeparduodu. Grąžinti dvigubą užstatą. Taip, dvigubas užstatas. Nes vis pasigirsta čia tokių, kad jau ten vos nepasirašyti ir tada pabrangino, tada prašo primokėti, tada kažkas vyksta, bet taip legaliai taip nevyksta. Popieriukas ir parašiukas yra pagrindinis įrodymas. Nes žadėjo, pas ispanus tikrai žinau, kad labai daug žadėjo ir žadėjo manjaną, ir paskui kažkodėl tai... Žodžio nepriseks. Nes to momentu žmogus yra euforijoje, jie sako, čia dar 5 reikės damokėti, jis nematė, o paskui sako, kad... Jau raktai guli ant stalo. O gal jūs užfiksavote? Rizika tai yra, susimokytą depozitą, sakys ispanas, aš neturiu pinigų, kada jis tavę, tada dvigubai tau grąžins. Tai žinokit, aš irgi turiu tokį atvejį. Taip, kad aš pasiūliau pirkėjai, sakau, jūs vis tik tai laukit, kol sutvarkys paveldėjimą, nes tą, ką jūs sumokėjot, jūs galite 20 metų laukti. Tai va. Taip. O yra kažkokia antstolė ar kažkas pas juos, vat, yra, bet žinokit, viskas labai lėtai vyksta. O jeigu palikai tai agentūrai, pavyzdžiui, tą depozitą vadinamą, tai jį gali dvigubą grąžinti? Agentūra iš karto neperveda savininkui. Agentūra paprastai kažkurį laiką tos pinigus laiko. Ne, bet tu turi... Bet jinai nepadvigubins. Bet tai turi dvigubai grąžinti. Ne, matot, kas yra rezervavimo sutartis, pinigai gražinami tiek, kiek jūs sumokėjot, bet užstato sutartis tada yra gražinama dvigubai. Rezervavimo sutartis gražinama tiek, kiek yra sumokėta. Čia dar skirtingi dalykai yra skirtingi. Rankpinigių sutartis yra rankpinigiai, kad jūs planuojat pirkti, renkami dokumentai, tikrinami vėl iš naujo. Jeigu kažkas nepavyksta, gražinama ta suma, kuri sumokėta yra. Bet kai vyksta užstato sutartis, tada įsijungia 1454 civilinio kodekso straipsnis, kuris sako, kad atsisakius vienai ar kitai pusiai yra atitinkama teisinė. Tai jau ta rezervacijos tada, kur agentūrai sumoka, jinai gražinama ne dvigubai, o greičiausiai išvis negražinama. Ne, tada jinai gražinama yra tiek, kiek sumokėta. Jeigu gražinama. Taip, tiek, kiek sumokėta yra. Bet koks pirmas žingsnis, pavyzdžiui, jeigu gerai, aš ten išsirinkau, pavyzdžiui, 100 000, jau mes kaip ir viską susitarėm, kad pirmadienį ateisim pas notarą ir aš penktadienį gaunu žinutę, kad, žinok, persigalvoja ir reikalauja dar, pavyzdžiui, 10 000 daugiau mokėti. Ką tokiu atveju daryti? Ar paverkti ir jau eiti mokėti, ar... Paverkti ir mokėti, todėl kad jūs tada, kai susitarėt, jūs neužfiksavot šitą dalyką. Ne, bet jeigu mes turim, kad kaina 100 000, bet jau prieš pat pasirašymą pradeda sakyti, kad, pardavėjas nori, kaina užfiksuota 100 000, bet, pavyzdžiui, vieną dieną prieš man sako, bus 100 000 ir dar 10 000 pabrangsta. Ir aš sakau, nepabrangsta. Tada jau, žinokit, reikia samdyti teisininką ir rašyti pretenziją šitai firmai. Paprastai gavę iš teisininko raštą, firmos atsisako šito 10 000. Atsisako, nes iš tikrųjų dabar... Jiems kainuoja brangiau šitas visas bylinėjimas. Tai dažniausiai nėra įrodymų. Ne, tai aš apie ką ir sakau, jeigu yra žodinis, tai jisai nieko nevertas. Bet jeigu yra raštiškai patvirtinta ir paskui reikalauja iš jūsų didesnės... Arba jeigu jisai atrado, kad brangiau moka tą 10 000, jeigu jam apsimoka, tai jis tau nebeparduos. Taip, jeigu jisai kompensaciją jums turės sumokėti, tarkim, 5 000 moralinę žalą ir 5 000, bet rado kažkokį pirkėją, kuris 20 000 brangiau ir jisai išložė. Žodžiu, kiekvieną dalyką reikia dokumentuoti. Pasakė, pažadėjo, prašom pasirašyti iš karto.
pasirašykit bet kokį juodraštį, bet kokį, nesvarbu, kad aš toks Juan Jose Marija jums parduosiu ir viskas. Šitas dokumentas jau jums bus įrodymas kainos. Galima taip padaryti, kad, daleiskim, kaip tokie visokie atvejai, tiesiog užfiksuoti, jeigu apsiimate, kaip pasakyti, man grąžinti visą tą kompensaciją, įterpti į tą rezervacijos sutartį, jeigu kaina pasikeistų, ar kas, kad jūs... Nereikia šito terpti, todėl kad čia yra teisiniai dalykai ir jų... Čia tokie šabloniniai dalykai. Taip, jų net nereikia minėti, nes kadangi jeigu vyks toks atvejis, tai jūs paprasčiausiai kreipiatės į advokatą. Pavyzdžiui, daugelį sutarčių net nėra rašoma, kad jeigu kažkas atsisakys pirkti, ten praras arba turės mokėti dvigubai, todėl kad čia yra jau nerašyta taisyklė, čia yra civilinio kodekso straipsnis, kuris galioja, netgi galioja pasirašus sutartį paprasčiausiai. Na ką, dar vienas dalykas yra paslėpti kaštai. Paslėpti kaštai, tai mano akimis yra bendrijos mokestis, tarkim, kai bendrija nusprendžia pagerinti teritoriją, pakeisti liftą, paremontuoti baseiną. Ir aišku, puiku, bet tiek, kad pardavėjas šitą dalyką žino, o pirkėjas nėra informuotas. Ir tarkim, bendrijos mokestis buvo į mėnesį 30 €, bet po susirinkimo, kuris įvyko galbūt ten prieš metus laiko, buvo nuspręsta, kad reikia mokėti dar po 100 €. Tai vat toks surprizas būna, kad pas notarą pirkėjas gauna sertifikatą iš bendrijos, kad pardavėjas neskolingas. Bet dažnai nebūna parašyta, kad yra dar kažkokie tai remonto darbai. Tai vat dar viena tokia rekomendacija, kad reikėtų vis tik tai prašyti pardavėjų bent jau paskutinio susirinkimo akto, kuriame fiksuojama, ar yra kažkokie tai pagerinimo darbai, ar įvyko susirinkimas ir įvyko balsavimas dėl licenzijų, nes dabar tikrai masiškai vyksta susirinkimai. Aš, pavyzdžiui, užvakar gavau atsakymą, nes vieniems klientams tvarkiau licenciją daugiau negu 10 dienų, tai tiesiog aiškiai parašyta, kad bendrija nusprendė neleisti vykdyti bet kokios ekonominės, komercinės veiklos susijusios su nuoma. Aš žinau, kad iš kitos pusės manau, kad čia vis tik tai yra teisų pažeidimas, nes, pavyzdžiui, ilgalaikiai nuomai, tai tikrai, arba, tarkim, nuo 11 dienų, tai tikrai įstatymai šito dalyko nedraudžia, bet čia jau taip kategoriškai, tai nežinau, kaip klientai toliau nuspręs, bet tai bylinėtis su bendrija. Bet bendrijos sutikimo vis tiek reikia pagal naują. Jeigu nuo 11 dienų nereikia bendrijos sutikimo, bet manau, čia mes prie to prieisim, nes kadangi aš turiu klausimų irgi, žodžiu, žmonės klausia. Dabar dar vienas labai svarbus dalykas, tai yra pliusvalyje, tas, kas paslėpti kaštai, norėjau paminėti. Tai vat būtent šitas mokestis yra aktualus, kai pardavėjas yra ne Ispanijos rezidentas. Nes kadangi jisai pardavęs būstą, jis jums gali pamojuoti ranką, pasakyti viso gero, laimingo kelio ir sėkmingai gyvenkit toliau mano būste. Tačiau yra mokesčiai, kurie, jeigu nesumoka pardavėjas, pereina tada pirkėjai. Tai būtent pliusvalijos mokestis, tai mokestis apie gautą pelną iš turto vertės arba žemės padidėjimo. Šitas mokestis nieko neturi bendro su pelno mokesčiu, bet tai yra savivaldybės mokestis. Tai kiekviena savivaldybė nustačiusi savo koeficientus ir, žodžiu, čia priklauso, dar negirdėjot, mano kaip yra. Kad, žodžiu, savivaldybė yra nustačiusi savo koeficientus, paskaičiavimo schemas kažkokias ir, žodžiu, tą mokestį reikia paduoti per 30 dienų. Tai ką aš visuomet rekomenduoju, kad jeigu pardavėjas yra ne Ispanijos rezidentas, yra, aišku, oficialiuose tinklapiuose, kuriuose aš turiu prieimą, galima paskaičiuoti, žinant pirkimo datą, pardavimo datą, nes yra 2 skaičiavimo metodai ir pagal šitos skaičiavimo metodus galima pasirinkti mokėjimą. Bet jeigu jūs, tarkim,
nepateiksite šitos deklaracijos, tai mokesčių inspekcija paskaičiuos jums pačius skaudžiausių metodų. Tai vat dabar kaip noriu pateikti tokį pavyzdį. Būstas buvo pirktas 2016 metais už 125 tūkstančius. Parduotas 2025 metais už 125 tūkstančius. Skirtumas, 162, atsiprašau. Skirtumas yra 37 tūkstančiai eurų. Tai dabar yra toksai skaičiavimo metodas, palauk, aš jau čia dabar truputį pasiklydau. Tai va, dabar yra tikslinis metodas, kurį taiko mokesčių inspekcija. Tai va, pagal šitą tikslinį metodą, jeigu pirkėjas nesulaikys kažkokios tai sumos iš pardavėjo ir nepateiks deklaracijos, tai už pusę metų, kažkur tai už 8 mėnesių, jam ateis laiškas su suma 4791 euras. Bet jeigu jis turės kažkokį tai atstovą, kuris jam paskaičiuos visą šitą sumą ir pateiks 30 dienų bėgyje deklaraciją, tai jis sumokės tik tai 581 eurą, bet vėlgi sulaikęs iš pardavėjo, kaip avansą paėmęs už šitą mokestį. Dar vienas yra variantas, tarkim, buvo pirkta 2018 metais už 62 tūkstančių, tai parduota 24 už 70. Tai vat tikslinis mokestis, kur mokesčių inspekcija skaičiuoja 1204, objektyvus pateikus deklaraciją 1024. Aišku, skirtumas nėra didelis, bet vis tik tai už tai reikia visuomet, kai užsienietis yra... Čia pardavėjas turi susimokėti. Čia pardavėjas, bet jeigu jisai nesusimoka, pereina pirkėjui. Todėl pasirašymo sutarties momentu paprastai mes su pardavėjai advokatais, mes tikrai pardavėjai, kad mes sulaikome šitą sumą. Aš turiu 2 klausimus šito. Taip, klausau. Pirmas klausimas yra toks, aš girdėjau čia ar teisybė ar ne, kad jeigu, pavyzdžiui, tas mokestis yra nesumokėtas, nesumokėtas, taip gavosi, ne? Taip gavosi. Ir per 4 metus, jeigu mokesčių inspekcija neprisikabino prie pardavėjo, jisai nuliuojasi. Per 5. Jisai nuliuojasi. Bet žinokit, mokesčių inspekcija patikėkite. Aš supratau, čia tai vienas klausimas. Ir kitas irgi prie to pačio yra. Jeigu tas pardavėjas, pardavęs tą nekilnojamą turtą, perka kitą, irgi to mokesčio mokėti nereikia. Ne, čia yra visiškai kitas dalykas. Turi būti Ispanijos rezidentas ir tai turi būti pagrindinis būstas. Pagrindinis, kuriame jisai gyvens šitam būste. Tada šitie mokesčiai nėra taikomi, o tarkim, jeigu šitame būste jūs išgyvenate 20 metų, tai plusvalės mokestis irgi nėra mokamas. Nesvarbu, už kiek jūs pirkot, už kiek pardavėt, kiek padidėjo žemės mokestis 20 metų, praėjus šitas mokestis nėra taikomas. Dabar norėjau pakalbėti dar apie 3 procentus, apie 3 procentų mokestį, nežinau, čia tada. Nesvarbu, nerezidento mokestis, 3 procentai. Čia irgi lygiai taip pat, jeigu pardavėjas yra nerezidentas, irgi avansų yra sulaikoma 3 procentai. Todėl, kad jis irgi gali išvykti ir nesusimokėti iš to mokesčio. Kas įeina iš to mokestį? Vat iš to mokestį kaip tik įeina pelnas. Jeigu jūs pirkot už 100 tūkstančių, pardavėt už 150 tūkstančių, bet vėlgi pelnas yra išskaičiuojamas tik tai iš 3 procentų. Žodžiu, jūs negalite ten apmokestinti, tarkim, 100 tūkstančių ir tas mokestis 3 procentai yra 3 tūkstančiai. Jums negali pateikti sąskaitos nei 5, nei 10 tūkstančių. Mokesčių inspekcija riboje šitų 3 tūkstančių darys paskaičiavimą. Jie žiūrės, ar jūs susimokėjot visus nerezidento mokesčius. Žodžiu, viskas, kas liečia santykius su mokesčių inspekcija. Būna netgi tokiu atveju, kad grąžinami pinigai. Ir nemažai tokiu atveju, kad grąžinami pinigai. Taip kad šitie 2 mokesčiai yra tikrai labai... O tas metinis nerezidento mokestis ir tas 3 procentų, jie visiškai skiri, vienas nieko bendro su kito neturi? Ne, visiškai nieko su kito neturi. Ai, dabar palaukit.